Nu ką, sveiki visi. Šiandien važiuojame į Šakius su AVD turas organizuojama kelionė. Turėtų būti įdomu, turėtų būti turistinė kelionė, dėl to nereikės daug vargti, purvintis, tiesiog ramiai pasivėžinti, pasižiūrėti apylinkės, nes čia žemiau Jurbarko nesu ir buvęs. Nu, bus viena kita purvinesnė vieta. Žiūrėsim, gal nepabijosiu, gal pabandysiu. Sakė, reikia turėti gervę arba draugą su gervė, tai kažkaip. Labai daug dulkių šiandien bus, manau, nes laukia sausa. Nu gerai, lėkiam. Prieš išvažiuojant reikia patikrinti kolegų mašinas ir pažiūrėti, kokiom padangom atvažiavo. Smagu matyti tiek skirtingų automobilių – Toyota, Subaru, Hyundai, Suzuki, BMW, Jeep, Porsche ir žinoma Roveris. Ne vien aš būsiu su BMW X5 šiandien. Mažytas padangytas. Jei aš turėčiau tokį Porsche, taip pat vėluočiau. Trumpas sustojimas aplankyti Mariją ir paprašyti pasaugoti mus nuo gedimų. Na, svarbiausia Roverį. Kol kas ramus keliukai. Gaila, kad labai sausa. Kada man 4 jau. Nereik čia 4 varomų. Tik medžių saugo. Nes svarbiausia nesisaugot, žinok, medžiai yra. Kai aš saugaus medžių, tada kitoj pusėje nematau, kas vyksta. Vis tiek biškai driftingiau. Tai mechaninė pavarų dėžė. Garsas. Čia kaip sako, kas vairuoja mechaninę, tie moka vairuoti. Ai, mes mokam, kad mašiną vairuoti. Čia nuo klausimus, o neliesime mes. Blogai didelę mašiną darėti. Pirmas didesnis purvynas, o ten tolumoje jau stovi X5 su didelė bėda variklio skyriuje. Kaip ten Anglijai sako, engine very bad. Stengiuosi ramiai važiuoti, bet taip slidu, kad ratai prasisukinėja ir suimtų antipraslidimu. Taip, neišjungiau jo, nes norėjau pabandyti, kaip su juo ropos per balas. Šitas Subaru mėgsta ribotuką. Bėdos bėdelės. Nušovė vargšų X-ui tepalo šlangą ir per aušintuvą tepalas paliko BMW. O tai tau. Važiuoja kažkas paimti tepalo, kažkas įstrigo. Jau įdomiau. Nu jau, su pusė litro mano, kur daviau, nieko čia neišgelbėsi.
Tai nieko tokio, Augustai, šiandien tokia diena. Visi čia purvintis. Subaru tikrai per lengvas tokiam gelbėjimui. Nusprendžiau atvažiuoti ir pabandyti ištraukti sugervę. Tik maža bėda. Žemė kiek slidoka, tai roveris tempėsi link Suzukio, o ne atvirkščiai. Visą laimę atsiradus savanoris pabūti inkaru. Dviese jau turėtų pavykti ištraukti. Suzukis išlaisvintas ir paliktas tokioje vietoje, kur jau pats išvažiuos. Subaru bandė pravažiuoti jau per smarkiai išartas provėžas, bet dėja, per gilios. Ui, kaip gražiai. Matos, žmonės jau turi patirties ant strigimų. Subaru visada lengvai ištrauks kitą Subaru, ta pati svorio kategorija. Pirmas išsipurvinimas labai gerai pavyko. Išsipurvinu dar kitą ir Suzuki išgelbėjau, kaip man įprasta. Čia koks gražuolis stovi. Ohoho! Dabar jau vėlų langą užsidarinėjo. Suzukio full sendas. Pavyko. Prašoko pro visas kliūtis. Pripylus tepalų variklio užkurti nebepavyko. Starteris nesugeba prasukti variklio, tad BMW keliauja namo ant buksyro. Dabar jau gerai. Išvažiuojame iš purvynų ir judame link karjerų, kad prikibęs purvas greičiau išdžiūtų ir geriau prišustų prie kėbulų.
Visų nuostabai BMW prisikėlė iš numirusių, užsikūrė variklį ir žinoma grįžo pratęsti kelionę. V8 Vilska. Panašu, kad pas mane pūslė netoli mirties, nes ilgai reikia palaukti, kol ratus pradeda sukti. Kodėl? Gal pažiūrėsiu, kas čia per prakeiksmas. Kaip įvirš, taip ir jau. Ai, tai kad čia nespastu. Tai gerai, šakas palaikytau. Būtų gerai. Kas jau bus, tas bus. Trumpas sustojimas Molotovo bunkeryje, apžiūrime ir važiuojame ieškoti stovyklavietės miške. Po strigimų ir gelbėjimų visi labai alkani. Na bent jau aš tai tikrai. Galėjo ir palyti vakar. Dabar per tas dulkes nesimato nei kur važiuoji, nei kiek atsilieku nuo Toyotos. Greitai papietavom ir dabar trumpas pasirodymas su skystu azotu, kad visi keliautojai turėtų pramogų, o ne tik vairuotojai mėgstantis purvą. Jo, bet labai lėtai. Nesiskaito. Na ir maždaug kas būna, kai tai padaro. Va toks dalykas. Ir pabaigai skysto azoto drono skrydis. Pietų su pramogomis baigėsi, dabar sparčiu tempu važiuojame link klampaus miško keliuko. Suzukiui truputį nepasisekė. Peršokdamas per provėžas trenkėsi ratu stipriau ir nusimontavo padangą. Bet tai nesutrukdė pravažiuoti iki sauso keliuko ir čia bus galima pradėti taisymo darbą.
Leido oro, kad skibimo būtų. Bet taip pamindė, kur galim pasikelti, kad nesugadintume tau dugną. Žinok, jeigu šausi. Bet ne, vis tiek anksčiau duoti šlėginas subliukštų. Ne, sukurš. Daug, ne. Daugiau. Dabar biškiau per daug. Nu super, ačiū. Visada šturmuoja kliūtis. Ir kelionė baigėsi. Pasiekėm paskutinį objektą. Bažnyčia ant pakilimo tako. Įdomi ir neįprasta vieta. O stipriausiai ir purviniausiai dar važiuosim paieškoti brastos. Nes kažkodėl važiuojant didesniu greičiu dreba vairas. Galbūt yra žinančių kodėl? Po tiek valandų keliavimo kamera nusprendė nebefokusuoti. Tai vaizdas pro nusiimtus akinius jums. Per brastą važiuoja brasta. Tokios kelionės per sunkiai pravažiuojamus keliukus tikras malonumas. Susirenka žmonės iš visur, miestų, kaimų, iš visos šalies. Dažnai vieni kitų net nepažįstam, bet kai klimpsti purve, viskas pasikeičia. Kažkas atvažiuoja su gerve, kažkas tempia su virve, kiti žiūri kaip padėti. Jei padangą nusimontuoja vidury miško, vienas atneš donkratą, kitas rasdegų skystį, dar kitas padės vėl viską sumontuoti. Kiekvienas kažko prisideda, kiekvienas padeda. Čia svarbiausia ne mašinos ir ne įranga, svarbiausia žmonės, su kuriais važiuoju ir kurie niekada nepaliks bėdoje. Ką, diena su galu, viskas, įveikėm dar brastą atsisveikinimo progą ir važiuojam namo. Matomumas minusinis, dulkių belekiek, čia tam krašte lietaus turbūt nebuvo visus šios metus, tai ką darysi, purvo, bet vis tiek purvo šiek tiek radom, tai nėra tai blogai. Gerai, ačiū už dėmesį ir ate. Nepamirškite paspausti patinka, prenumeruoti kanalo ir paklausti, kodėl aš nemoku vairuoti.